jau paruošėt savo mašiną žiemai? Taip, parašiau savo mašiną žiemai, pakeičiau padangas, įžieminės, langų skystį pakeičiau, tepalus pasikeičiau. Sniego ar dar blogiau plikledžio keliuose turbūt nelaukia nė vienas vairuotojas, bet pažvelgus į kalendorių galima tik konstatuoti, vėliau ar anksčiau viso to sulauksime. Susisiekimo ministerija primena, kad artėjant žiemai jūsų automobilis reikalauja papildomo dėmesio ir paruošimo. Pradėkime nuo padangų. Padangos tai yra tas automobilio elementas, nuo kurio tiesiogiai priklauso ir stabdymo kelias, ir automobilio valdomumas. Ir turbūt, man atrodo, vairuotojui nereikia įtikinėti, kad tinkamos padangos yra vienas iš saugaus automobilio valdymo garantų būtent žiemos laikotarpyje. Nieko neruošiu, padangas pakeičiu. Ir viskas, o langų skystis žieminis? Viskas supilta pas mane iki 1 lapkričio, viską padarau taip, kaip turi būti. Pakeitėm padangas. Ir viskas, tai ir viskas. Padangas keičiau. Viskas. Kad jinai labai gerutė dar visai. Dar nesena mašina, tai nelabai yra ką keisti. Tačiau ne tik padangomis reikia pasirūpinti prieš žiemą. Dar vienas svarbus dalykas, ką dažnai pamiršta vairuotojai, kol nepaspaudžia šaltukas – eksploataciniai skysčiai. Tai yra tiek tepalas, turi būti pritaikytas žiemai, jeigu aišku jisai nėra sintetinis, tada be abejo reikėtų jį pasikeisti, bet dažnai būna daugiausia universalūs, tai tada problemų nekyla. Toliau kitas dalykas – aušinimo skystis. Jis taip pat, jeigu automobilis yra pakankamai senas, jį taip pat tikslinga patikrinti, ar jo užšalimo temperatūra neviršyje kritinės ribos. Ir nepamirškime automobilių stiklų skysčio, kad išvažiavus į gatvę netektų vairuoti apgraibomis. Tai ypač aktualu, kai važiuoti reikia tamsiu paros metu. Tom rūpinasi mano vyras. O jeigu, gal žinot, ką jisai, kaip jisai ruošia ją? Jis nuolat prižiūri, kad mašina būtų techniškai tvarkinga, nes jaučia atsakomybę už savo šeimą, už 2 vaikus, Lietuvos Respublikos piliečius. Vidmantas Pumputis vairuotojams rekomenduoja pasitikrinti ir automobilio pakabą, ypač jei joje yra sumontuota stabdžių antiblokavimo sistema. Jei pakaba išsidėvėjusi ar netinkami amortizatoriai, mašinos stabdymo kelias gali būti ilgesnis. Tai norėčiau visiems palinkėti, kad važiuotų atsakingai, apdairiai ir be abejo rūpintųsi vienas kito saugumu. Primename, kad nuo lapkričio 1 dienos automagistralėse lengvuoju automobiliu leidžiama važiuoti ne didesniu nei 110 km/h greičiu. Asfaltuotose keliuose ne didesniu nei 90 km/h, kitose keliuose ne didesniu nei 70 km/h greičiu. Saugaus kelio. Projekto partneris Susisiekimo ministerija.